Atlikti tyrimai rodo, kad kasmet vis daugiau žmonių susigundo lengvų praturtėjimų ir pasineria į azartinių lošimų liūną. Liguista priklausomybė apima vis jaunesnius žmonės. Specialistai pastebi, kad lošimo namų savininkai mantriausiais būdais vilioja klientus, tai Seime nebe pagrindo jau siūloma peržiūrėti azartinių žaidimų įstatymą. Specialistai tikina, jog azartiniai žaidimai tampa itin opia problema, kasmet atsiranda vis daugiau žmonių pripažįstančių savo liguistą potraukį lošti ir sutinkančių gydytis, tačiau kol kas neįmanoma nustatyti tikslaus skaičiaus įklimpusiųjų į azartinių žaidimų liūną ir neigiančių tokią priklausomybę. Psichologai nerimauja, kad aukomis tampa vis jaunesni Lietuvos piliečiai ir nors mūsų šalyje nėra įsteigta daug lošimo namų, Kaune veikia tik 4, tokiose įstaigose kuriama apgaulinga aplinka, lengvai priviliojanti klientus ir skatinančius juos čia apsilankyti vis dažniau. Yra tokia dviguba, kaip sakant, atmosfera, kad ir man bus gerai, ir dar išeisiu su pinigais. Tai čia, aišku, žmonės ir užkimba. Ir situacija yra galbūt liūdna tuo, kad atsiranda vis jaunesnio amžiaus asmenys, kurie būtent jau pripažįsta, kad jie serga šitą priklausomybę nuo azartinių žaidimų. Ir nors atsiranda daug entuziastų, kurie prieštarauja lošimo namų steigimui, jų pastangos dažnai primena kovą su vėjo malūnais. Šiuo metu Kaune verda aistros dėl kazino steigimo buvusiame kino teatre Daina. Kol vyksta bylos nagrinėjimas, teismas atsižvelgdamas į Kauno vicemero Stanislovo Buškevičiaus prašymą yra laikinai sustabdęs sausio 22-ąją miesto tarybos priimto sprendimo dėl kazino steigimo buvusiame kino teatre galiojimą. Paprašiau, kad teismas taikytų laikinasias apsaugos priemonės iki tol, kol bus byla išnagrinėta iš esmės, tai yra stabdytų tarybos sprendimo galiojimą. Ir teismas patenkino mano reikalavimą. Aš iš viso esu prieš azartinius lošimus, prieš tai, kad būtų kazino, lošimo automatai, bingo salonai ir visada nuosekliai daug metų kovoju prieš tai. 33 Seimo nariai taip pat siūlo Konstituciniam teismui peržiūrėti azartinių lošimų įstatymą ir tokių įstaigų neleisti kurti arti švietimo, kultūros, gydymo įstaigų ar maldos namų.